Aušvydai, kas lemia jūsų komandos tokį banguotą žaidimą? Vienos varžybos gerai, kitos jau iš karto blogai sužaistos. Kas tai lemia? Nenusteigimas. Prašiausiai buvom nenusteikę, penktadienį, kai žaidėjom nenusteikę, visi galvas leidė. Bet to kailiam, kai visą laiką nesekiau penktadienį. Atrodo, ne šeštadienį, ne po sekmadienį gėrėm. Nežinau, penktadienis nesiseka mums su pirma, ką daugiau aš galiu pasakyti. Nenusteigimas. Visi šūkavom, ypač aš, noriu atsiprašyti komandos, labai šūkavau. Tai, kaip sakoma, atsiprašau komandos, tai jau nedarysiu, šiandien gal biškį dar paškovau, bet biškį jau ramesnis ir... Nes kai aš šūkauju, tai visą komandą pradėjo. Aušvydai, praktiškai kiekvienose varžybose surenki dvigubą dublį. Pelnai dviženklį taškų skaičių ir atkovoji kamuolių tikrai daugiau nei 10. Kas tai lemia? Ar tai tau nėra gal konkurentų būdos aikštelėje? Ką, nežinau, žinokit. Kaip visi sako, yra tokie oslė, o aš sakau, yra magnetai rankoje. Tai dėl to atkovoja kamuolį. Taip tai nežinau, stengiuosi, nežinau, dirbu. Nuo mažens, nežinau, kovau tus kamuolius ir... Atrodo, kad tas kamuolis praktiškai tavo rankas ir krenta visą laiką. Taip atrodo, bet tai yra kitaip, žinai, stengiasi, kovoji. Ką žinau, turi tokį gal kūno sudėjimą, sekasi. Prieš aukštus žmonės man greičiau yra žaidžiu. Aukšti žmonės yra sunkesnė, aš biškai greitesnis, gal tai man tai lemia.